Sveiki visi, grįžtu su nauju video apie kalkinį tinką. Pasirinkome tinkuoti būtent kalkiniu, o ne gipsiniu tinku, nes jis tvirtesnis, tinka ir drėgnoms patalpoms, padeda palaikyti geresnį mikroklimatą patalpose. Tinkavimą patikėjome savo srities specialistams, nenorėjome terliotis ir gaišti pusės metų, o spėjau tiek būtumėm užtrukę. Maždaug 500 kvadratinių sienų jie ištinkavo per 7 dienas. Savo Instagram paskyroje keliu pačią naujausią informaciją ir eigą. Ten yra jau 16 highlightų, kiekviename po 100 stories iš įvairių mūsų namo statybų etapų ir informacija vis pildosi. Kadangi video YouTube įkeliu rečiau ir keliu ne viskas, smalsiausią visą procesą galite stebėti mano Instagram paskyroje Evelina Interieras. Prieš tinkavimą patys atlikome tam tikrus darbus, pavyzdžiui, prasivedame kabelius rozetėms, jungikliams, sieniniams šviestuvams pertvarose, kur dar nebuvom atsivedę po pertvarų mūro. Nugruntavome ir užarmavome vietas, kur susijungia skirtingos medžiagos, pavyzdžiui, betonas ir blokelis, betonas ir silikatinė plyta, taip pat kampus tarp nešančių sienų ir pertvarų, didesnius paštrobavimus, kurių pas mus nemažai, nes daug gofrų, ir monolitinį žiedą visų perimetrų. Taip pat suformavome angokraščius iš XPS ir juos taip pat normavome, bet dar nepilnai. Na ir galiausiai prisukome profiliukus ten, kur bus įleidžiamų grindjuosčių viršus ir po tinkavimo juos nusukome. Štai kaip atrodo namas prieš pat tinkavimą. Meistrai tinkavo su taip vadinamais majakais arba lietuviškai žymekliais mechanizuotų būdu, naudodami Weber IP18 maišus. Prieš susidedant žymeklius, jie dar sienas nugruntavo su Weber SAD 54 gruntu. Pas mus yra dujų silikato blokeliai.
Kadangi bus įleidžiamos grindjuostės, buvo reikalingas gana didelis tinko sluoksnis, maždaug apie 15-18, gal kartais ir 20 mm, tad buvo tinkuojama iš viso per 2 kartus. Ir čia matosi pirmas sluoksnis, kai tinkas vos užpurkštas, kad lengvai pasidengtų. Darant ganėtinai storą tinko sluoksnį pasislėpė ir kreivarankių mūrininkų sumūrytų pertvarų kreivumas. Stoja, kad ir kaip padėsi, siena lygu. Pinigėlis visur, jeigu kristų, visur kiptų. O šita siena buvo kreiviausia, kai mūrė. Čia buvo žiauri, jinai. Mano pirmas susipažinimas su ta siena buvo nekoks. Nu va, gal čia geriau matosi. Va. Paprašėme virš grindjuosčių profiliukų, aplinkui langus, durų angas ir išoriniuose sienų kampuose išfrezuoti tinką, tam, kad vėliau būtų galima gražiai suvesti visus naudojamus kampukus lygiai su siena ir nebūtų jokių išsikišimų, pilvų ir panašiai. Nes girdėjome, kad apdailininkai būna nepatenkinti, kai tinkuojant sudedami kampai, jie juos vis tiek išlupa arba deda kitą kampą ant viršaus ir tai pasistorina špaklių sluoksnis, atsiranda visokie užlenkimai ir panašiai. Ten, kur bus šildomos sienelės vietoje rankšluosčių džiovintuvų, paprašėme, kad visai netinkuotų, nes tas vietas dar gilinsim. Dar vonios kambariuose keliose sienose dėsis gipso kartono sienelės, bet už jų irgi tinkavome. Prašėme sugaudyti 90 laipsnių kampus ten, kur stovės vonia bei glausis stalviršiai, virtuvės baldai. Ne visur idealiai 90 laipsnių, bet svarbiausiose vietose panašu, kad viskas bus gerai. Nedėjome elektros dėžučių, tiesiog sukišome laidus į vidų, meistrai ertmes užkišo ir po to patys viską iškrapštė. Buvo keletas vietų, kur rozetės pasilaidojo po tinku, bet dar tą patį vakarą atvažiavę apžiūrėti darbų pastebėjom ir patys prakrapštėm. Labai džiaugiamės, kad sienos po truputį gražėja ir raginame prenumeruoti mūsų kanalą bei palaikyti patiktukų arba komentarų.